šeima ir to pasakysiu, gerai? Per kiek valandų? Per parą, ne? Nu, supratau, gerai. Davai. Sveiki. Sveiki. Labą. Sekas, ką veikėt gero? Ne, ką kalbam, sėdim. Dar gyvi. Turim tokį biznį padaryt. Skambina senas pažįstamas kolega buvęs. Jam reikia štuką metalo laužo. Per parą. Ką reikėtų, manau, ardyti mašinas? Variantas. Bet ir tai nėra pavojinga. Tai labai didelė rizika. Galim bandyti steigti įmonę tada ir legalizuoti. Manau, galėčiau parūpinti dokumentus šiai veiklai. Manau, įmanoma legalizuoti su dokumentais. Kažkur mums reikėtų pasirūpinti mašinų. Aš kaip tik ir turiu kontaktą žmogaus, kuris užsiiminėja, žodžiu, mašinas renka, o tokius rudyzus renka. Ir jas tiesiog gali mums perduoti arba parduoti už pigesnę kainą ir mes jas išardydami vis tiek į profitą išeisim greičiausiai. Pakalbėk su tom žmogum tada. Tai aš būtinai ir pakalbėsiu su juo šiandien vakare. Gerai, tvarkelė. Vis tiek, jeigu mašinas jau čia pradedam ardyti ir visą kitą, tai mes gaunam ne tik metalo laužą, bet ir kitus dalykus. Radio, mageliai, padangos. Iš esmės galima tada ir su mechanikais kažką pasitarti. Papildomas šaibas irgi gerai. Ką? Tai manau, kimbam prie darbų. Sveikas, didžiai būsi? Jo. Ar galėtum reprezentuoti mechanikus, sprendimą kažkokį priimti panašiai? Tarkim. Tada galim į ofisą nueiti, turiu tokį pasiūlymą minimalų. Paaiškinsiu, ką turiu pas save ir tiesiog pakalbėti galėtume. Nu, dėkui jum, ką jum gero darbo. Prašau, kad pertrauksiu, tai kaip supratau, jūs norit senas, nenaudojamas mašinas utilizuoti, kažkaip ten išrinkti jas ir, kaip sakoma, tas dalis, kas įmanoma parduoti ir kažkaip pelno gal, taip? Taip. Jo, tai gali tada savo veiklą pradėti. Mhm. Jei dar kils kokių klausimų ar pareigūnams bus neaišku, tai pasakykit, kad viską paaiškinot Vytautui po Pachmielo. Nu, chebrytės, tai sveiki, turim tokį užsakymėlį. Visi laikė tą kringį. Išliejom. Šis matėm, šitas atėjus, matėm. Apsišykęs, Prižadinau visus paliubo vaikštą.